Sveiki, dabar pademonstruosiu, ką galima matyti riešo nugarinėme paviršiuje. Dedam daviklį ant dilbio distalinės dalies, tokioje skersinėje pačioje plokštumoje, irgi bandom iš karto susirientuoti kaulinius orientyrus. Čia mes iš karto matome štai alkūnkaulio kontūrą, matome stipinkaulio kontūrą, irgi taip pat matome daug raumeninių pilvelių. Kaip susirientuoti, nepasimesti šitoj sudėtingoje anatomijoje, tiesiog mums reikėtų keliauti palei stipinkaulio nugarinį paviršių, matome, kaip jisai platėja ir distalinėje dalyje, matom, nugarinėme paviršiuje susiformuoja tokias kaulinė ataugėlė, gumburėlis. Tai yra mūsų listerio gumburėlis. Ir tai yra viena pagrindinio vietų, nuo kurių rekomenduočiau pradėti ultragarsinį patį tyrimą. Kuom yra svarbus šitas listerio gumburėlis? Tom, kad jisai atskiria taip vadinamus extensorių kompartmentus arba tokius sausgyslių paketus vieną nuo kito. Ir listeris iš karto atskiria antrą nuo trečio kompartmento. Jeigu aš keliausiu štai labiau į radialinę pusę ir radialiau būtent listerio gumburėlio, aš matau dvi sausgyslės, tai būtent antro kompartmento sausgyslės. Jeigu aš dar keliausiu dar medialin, aš matau ir sutinku pirmo kompartmento sausgyslės. Čia šitame vaizde atrodo savotiškai kaip viena sausgyslė, tačiau jeigu keliausiu proksimalin, aš matau, kaip jos išsiskiria į du atskirus pačius komponentus. Taigi, mes matome štai pirmo kompartmento dvi sausgyslės, mes matome štai antro kompartmento dvi sausgyslės ir mes pasiekėme vėlgi listerio patį gumburėlį. Dabar, jeigu mes keliausime po truputį į ulnarinę pusę, mes matome greta būtent listerio gumburėlio vieną jau sausgyslę, tai yra extensor pollicis longus sausgyslė. Ir jeigu mes keliausime štai proksimalin, matome sausgyslinę dalį, jau ryškėjančią raumeninį patį pilvelį ir matome, kaip jisai tvirtinasi šiuo atveju prie alkūnkaulio. Ir dar proksimaliau, štai pati raumens yra pabaiga. Grįžtu atgal, būtent extensor pollicis longus raumoje, arba dar kitaip trečias kompartmentas. Dar ulnariau mes galime pamatyti, tai yra ketvirto kompartmento sausgyslės, kur yra sausgyslių, kaip matome, nemažai. Pagrindą sudaro extensor digitorum sausgyslės, kurios nueina į mūsų pirštų distalinės falangas ir tiesiog atsakingus už pirštų patį tiesimą. Dar viena sausgyslė, kurią irgi nereikėtų pamiršti, tai yra specialiai antram pirštui skirta atskira sausgyslė, tai vadinama extensor indicis. Ir aš šiuo metu ją kaip tik jums ir rodau. Palenda, kaip matome, po apačią, po extensor digitorum sausgyslėm. Ir keliaujant proksimalin, matome, formuoja visiškai atskirą raumeninį pilvelį. Tai yra extensor indicis, raumeninis pilvelis, o čia yra extensor digitorum raumeninė pilvelė. O virš jos mes matome štai šitoje vietoje extensor digitorum pačias jau sausgyslės. Taigi čia mūsų yra ketvirto kompartmento visos sausgyslės. Kita vieta, ką mes turėtume susiorientuoti, irgi surasti, kad visada mums būtų aišku, tai yra grynai sąnarinį tarpą tarp stipinkaulio ir tarp alkūnkaulio, dar kitaip distalinis radioulnarinis sąnarys, ir virš jo mes visada rasime jau šiuo atveju penkto kompartmento sausgyslę, irgi vieną sausgyslę, kuri skirta penktam pirštui, taip ir vadinasi extensor digitorum minimi sausgyslė. Jeigu mes keliausime irgi palei sausgyslę štai proksimalin, matome, kaip formuojasi raumeninis pats pilvelis. Greta mes matom extensor digitorum sausgyslyną. Ulnariau mes matome kitą šešto kompartmento raumenį, tai yra extensor carpi ulnaris raumoje. Jeigu mes keliausime štai distalin, matome, formuojasi štai pati sausgyslė, kuri išsidėsto alkūnkaulio distalinė dalyje ir būtent alkūnkaulio duobėje. Ir tai mūsų štai šešto kompartmento sausgyslė. Dar kartą extensor carpi ulnaris, extensor digitorum minimi, extensor digitorum su extensor indicis, trečias kompartmentas extensor pollicis longus, antrą kompartmentą sudaro extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus, o pirmą kompartmentą, jeigu pradedant iš radialinės, abductor pollicis longus ir extensor pollicis brevis sausgyslės. Ką dar galima pamatyti iš nugarinio riešo paviršiaus, tai yra
Vieną iš pagrindinių reikėtų irgi įvertinti raiščių. Tai yra būtent scafolonatinis raištis, kuris jungia laivelį su mėnuliu. Kaip pamatyti šitą raištelį, grįžkime vėlgi mes prie listerio gumburėlio ir dabar po truputį mes keliaukime distalin, iš lėto, po nedaug. Matome štai stipinkaulis išnyko ir mes iš karto matome išiškėjančius du riešakaulius, tai visada radialiau bus mūsų laivelis, ulnariau bus mėnulis. Ir šitoje vietoje mes puikiai, gražiai galime įvertinti ir pamatyti raištelį, būtent scafolinatinio raiščio užpakalinę dorsalinę dalį, kuri jungia šitos kauliukus tarpusavyje. Tai tiek iš riešo nugarinių paviršiaus ultragarsinių tyrimų.